Vienas iš pirmųjų meniu Quadratouch valdymo pulte yra įrankių meniu. Paspaudę įrankių meniu jūs pamatysite ilgą sąrašą skirtingų režimų ir įrankių, kuriuos turėsite naudoti džiovinimo proceso metu. Neveikimo režimo metu jūs matysite ilgesnį įrankių meniu, o veikimo metu bus mažesnė įrankių sąrašo versija, į kurią įeis kalibravimo jutikliai, grafikai kryptis ar sistemos įrankiai. Taigi, kai džiovykla neveiks, ekrane matysite kitokias parinktis, pavyzdžiui, rankinis valdymas. Palietus rankinio valdymo mygtuką, turėsite visišką džiovyklos valdymo kontrolę. Konkrečiau galėsite ją valdyti rankiniu būdu. Taip pat matysite šiuos mygtukus, kurie bus rausvos spalvos. Liečiu juos, nieko nevyksta, kol aš iš tikrųjų paspaudžiu ir palaikau ant jo, tuomet jis įsijungia. Vėl jį paspaudžiu ir palaikau, kad išjungčiau. Tas pats ir su šiais mygtukais, kai jungsite iškrovimą, galėsite nustatyti iškrovimo sraigto greitį. Sakykime, norite, kad iškrovimas veiktų 50%, įvedate į langelį skaičių 50 ir spaudžiate įvesti. Tuomet sistema automatiškai priima šį nustatymą, kai tik iškrovimas įjungiamas. Taip pat galite matyti džiovyklos vidaus temperatūrą, iškraunamų grūdų drėgnį ir temperatūrą. Kaip minėjau, kai įrenginys yra veikimo režime, ekrane matysite trumpesnę meniu juostą. Taigi vėl grįžtame čia ir matome nustatymų pasirinkimo galimybę. Mygtukai bus visada vienodi, nepriklausomai nuo to, ar yra įjungtas veikimo režimas ar ne. Matote, kad yra 2 puslapių meniu, paspaudę mygtuką čia, apačioje, patenkate į antrą puslapį. Mes prie šio puslapio sugrįšime po sekundės. Jūs galite paspausti mygtuką atgal, kad galėtumėte grįžti į pagrindinį langą. Vertės to jau pasirodys po kelių sekundžių ir jos bus tokios, kokios ir buvo prieš tai. Kaskart paspaudus atstatymo mygtuką bus sustabdyti visi įtaisai bei mechanizmai ir sistema grįš į pagrindinį langą. Taigi, kai yra įjungtas koks nors režimas ir jūs žiūrite į sistemos įrankių meniu ir norite paspausti atgal mygtuką, tačiau netyčia paspaudžiate atstatymo mygtuką, sistema negrąžins prieš tai buvusio lango, ji jūs grąžins į pagrindinį langą. Dėl to svarbu atkreipti į tai dėmesį. Grįžtame į įrankių meniu, pasirinkome rankinį valdymą. Dalykas, kurį mes visada darome čia, prieš išleidžiant įrangą iš gamyklos, tai patikriname dėl gaisro ir testuojame ją. Tai puikus dalykas, puikus įrankis prieš pradedant naudoti džiovyklą. Ką jūs galite padaryti, tai galite paleisti veikti tuščią džiovyklą su ventiliatoriumi ar su ventiliatoriumi ir karščiu. Tam tiesiog paspaudžiate mygtuką karštis, tuomet turėsite pasirinkimą eiti toliau. O jei norite tiesiog veikimo ventiliatoriumi, paspaudžiate mygtuką vėsus ir einate toliau. Jei pasirinksite išjungti mygtuką, pastebėsite, kad toliau eiti į kitą puslapį negalėsite. Tad paspausime karštis, tuomet toliau ir ekrane bus rodomas ventiliatoriaus ir karščio režimas, ventiliatoriaus įjungimas, karščio įjungimas. Rodoma nustatyta temperatūra 140 pagal Fahrenheitą. Paprastai jūs neturėsite džiovykloje grūdų, kai atliksite tokį testavimą, tad jūs nepasieksite rodomos faktinės temperatūros. Sistema bandys jas suvienodinti, bet ko gero, jei talpa tuščia, tiesiog bus plačiai atidaromas degiklio vožtuvas. Ir savaime suprantama, šiam testui skirtos yra 10 minučių. Jei norite užbaigti šį procesą anksčiau, tiesiog paspauskite atstatyti mygtuką ir sistema testą išjungs bei grąžins jūs į pagrindinį langą. Dar kartą keliaujame į įrankių meniu, dabar yra naujų dalykų meniu lange, matome istorijos žurnalą. Šio žurnalo duomenys priklauso nuo to, kokį režimą vartotojas pasirinko. Jei atsiranda sutrikimas, jis bus šiame žurnale. Jūs matysite naujausius įrašus viršuje ir jei norėsite paslinkti žemyn, tiesiog paspauskite įgalinti paslinkimą valymą mygtuką ir pamatysite, jog pirmasis įrašas bus paryškintas. Tuomet spaudžiate paslinkti žemyn arba paslinkti aukštyn. Grįžti į įrankių langą, paspauskite atgal mygtuką. Čia rasite grafikų ir krypčių mygtuką. Džiovyklos valdymo sistema registruos drėgnį, džiovyklos vidaus temperatūrą bei grūdų judėjimo velenų greitį visą džiovinimo laiką. Drėgnio grafike bus pavaizduotas ir testas, kurį ką tik atlikome.
senesnius duomenis, naujesnius duomenis. Visas laikas nurodytas skaitmeniniu laiku, kad galėtumėte atskirti, ar 12 valanda reiškia vidurdienį ar vidurnaktį. Jei norite apžiūrėti visą grafiką, jums tai reikia paspausti įgalinti paslinkimą grafiko paiešką. Taip jūs galėsite atidžiau apžiūrėti tam tikrus duomenų taškus. Paieškos mygtukas štai čia rodo, kad sausio 7 dieną 2009 metais 9 ryte drėgmė buvo apie 16,5%. Gana paprasta. Jūs, žinoma, galite grafiką priartinti prie duomenų taško ar atitraukti, keliauti grafikų atgal ar į priekį, kaip tik norit. Tas pats ir su džiovyklos vidaus temperatūros grafiku ir grūdų judėjimo velenų grafiku. Taigi su grafikais tiek. Kita funkcija įrankių meniu yra kalibravimo jutikliai. Gamintojas už mus jau sukalibravo viską išskyrus drėgmės ir džiovyklos vidaus temperatūros jutiklius. Štai yra naujas rodmuo sistemos įrankiai. Šio įrankio meniu jūs galėsite apžvelgti kai kurias Quadra Touch valdymo sistemos funkcijas. Jei norėsite, vienetų skyriuje galite pakeisti laipsnių rodymą iš Fahrenheito į Celsijaus. Laikas ir data lengvai pakeičiami naudojant rodiklių mygtukus. Turime mygtuką pavadintą CSV duomenų perdavimas, kas iš tiesų reiškia, kad jūs galite paimti informaciją iš atminties kortelės šio skydo nugaroje ir perkelti ją į USB laikmeną, kurią įdedat kairėje skydelio pusėje. Įdėję laikmeną jūs pasirenkate CSV duomenų perkelimą. Tuomet pasirenkate CF USB duomenų perkelimą. Bus parodyti visi failai, kurie yra kortelėje. Ir naudodamas kopijuoti, įklijuoti funkcijas, jūs perkeliate norimus failus į USB laikmeną. Turime puikią sistemos diagnostikos funkciją. Šis ekranas rodo visas skirtingas įvestis, kurios yra susijusios su džiovykla. Visos įvestis yra 24 voltų, kas yra visi prietaisai, tokie kaip skydelio jungikliai, ventiliatoriaus ir degiklio signalai, oro slėgio jungikliai ir kiti prietaisai, kaip pavyzdžiui išleidimo sraigto signalai ir panašiai. Kitoje ekrano pusėje matome 24 voltų išvestis. Jei pateksite į šį ekraną veikimo režimo metu, daugiausia matysite ventiliatorių įjungtą, žalia švieselė, karštį ir panašiai. Ekrano pačioje matysite mygtuką analogiški signalai. Patekę čia, jūs matysite kiekvieno džiovykloje esančio jutiklio įtampą. Kaip matote dabar, drėgmės jutiklis naudoja 7,7 voltų įtampą. Tai vertinama kaip 19,2%. Tuo pat metu temperatūros jutiklis ant drėgmės jutiklio rodo 132 laipsnius pagal Fahrenheitą. Taigi turite sudėtinę drėgmę lygią maždaug 17%. Matote, kad plenumo jutiklis fiksuoja 4 voltus, kas reikštų 226 laipsnius. Taip pat turite vožtuvų sklendės įtampą bei grūdų judėjimo velenų pavaros įtampą. Tai puikus įrankis, jums nereikia turėti volmetro, kad išmatuotumėte įtampą. Tiesiog pakanka ateiti čia ir pažiūrėti. Keliaujant atgal matome tą patį ekraną, kurį matėme prieš tai. Dar atgal keliaujant grįžtame į sistemos įrankių langą. Grįžtant atgal dar kartą patenkame į pagrindinį įrankių meniu. Turėkite galvoje, kad grįžtant į sistemos įrankius, į paskutinę skiltį sistemos informaciją,
pamatysite PLC versiją ir HMI programinės įrangos versiją. Sukup Manufacturing nuo 2009 metų savo svetainėje talpina naujausių programinių įrangų versijų informaciją ir informaciją, kaip atnaujinti ją įrenginyje. Ta galėsite padaryti patys ar tą išmanantis jūsų žmogus. Dar čia rasite rodmenį, koks įrangos ventiliatoriaus nustatymas, šiuo atveju matome, kad buvo nustatytas vienas ventiliatorius. Grįžtame į įrankių meniu ir čia jūs dar galite įjungti ar išjungti darbinę šviesą prilaikant ir atleidžiant pirštą ant mygtuko. Jei įvyktų gedimas, sistema automatiškai išjungtų darbinę ekrano šviesą. Dabar aš atidarau galinės dureles ir tai bus automatiškai įregistruota. Ir jei paspaudžiu gedimų būseną, turiu galimybę, jei, tarkime, gedimas įvyko vidurnaktį ir noriu viską matyti, įjungti darbinę šviesą, kad galėčiau matyti, kas ekrane vyksta, net jei yra gedimas. Taip pat galiu nukeliauti ir uždaryti galinės dureles ir tada paspaudžiu atstatymo mygtuką bei grįžtu į pagrindinį langą. Visi šie dalykai ir funkcijos, kurias išvardinau, gali būti valdomi ir matomi įrankių meniu lange. Dabar grįžkime į pagrindinį langą. Turime nustatymo mygtuką ir 2 puslapių meniu. Paspaudę mygtuką čia apačioje patenkate į antrą puslapį, paspaudę atgal grįžtate į pirmą puslapį. Čia iš esmės yra nustatymai visų kontrolės taškų, kurie yra džiovykloje. Drėgmės nustatymai, matome, yra trumpas meniu, kad galėtume programuoti įvesties ir išvesties drėgmės rodiklius. Yra grūdų judėjimo velenų nustatymai, džiovyklos vidaus temperatūros nustatymai. Čia mes galime nustatyti realios temperatūros ribas. Pirmiausia, aptarkime elektroninės degiklio vožtuvų sklendes. Galite pasirinkti žemesnės liepsnos padėtį starto pozicijoje, kur 25% pradžioje bus gerai, o jei manote, kad 25% liepsnos bus per daug, galite sumažinti ją rodiklėmis. Tačiau gamintojo nustatymas yra būtent 25. Na, jei turite nepakankamai dujų pradėti degimui, galite šį dydį padidinti. Vožtuvo nustatymuose, jei dėl kokios nors priežasties turite keblumų nustatant džiovyklos vidaus temperatūrą, jūs turėtumėte susiaurinti šių verčių intervalą. Pavyzdžiui, nustatant 20–45% intervalą. Jei manote, kad maksimumas per didelis, galite sumažinti, tačiau yra rekomenduojamos būtent 10–60 verčių ribos, kaip tinkamiausios pradėti darbui. Tai tiek apie degiklio vožtuvų sklendžių nustatymus. Kitas meniu lange grūdų judėjimo velenų nustatymai. Turime 3 pasirinkimus. Pirmas – minimalios maksimalios ribos. Turime minimalų ir maksimalų veleno greičio nustatymą. Matote, kad velenas negali judėti daugiau nei savo visų greičių ir mažesnių nei 10% savo greičio. Žinoma, tarpiniai dydžiai yra pasirinktiniai. Ir žinoma, kiti nustatymai. Turime daugiklio funkciją, ji nurodo džiovyklai, kaip agresyviai reaguoti į grūdų judėjimo velenų greičio pasikeitimus. 1 ar 2 ventiliatorių džiovyklai mes nerekomenduojame naudoti šio skaičiaus didesnio kaip vienetas, bet jei manote, kad nėra džiovykla pakankamai agresyvi jūsų grūdų judėjimo velenų greičių pakeitimams, galite padidinti skaičių iki 2 ar 3. Mes šį nustatymą įdiegėme modulinėms 2 aukštų džiovykloms, kurios turi apdoroti didelį kiekį grūdų, dėl to galbūt reikėtų padaryti įrangą greitesnę pokyčiams dėl greito iškrovimo. Jei jūs iškrauna didesnių greičių, galbūt nedideli grūdų judėjimo velenų pakeitimai bus reikalingi. Taip pat mes turime nustatymą. Sistema pateikia jums pavyzdį ekrane. Mes pasirinksime intervalą, kuriame nesikeis nustatytos reikšmės. Kaip pavyzdyje nurodyta, tarkime, išleidžiamų grūdų drėgmė 16%, šiame lange aš pasirenku aukščiausią drėgmę 1 padalą aukščiau, o žemiausią 5 padalomis mažiau.
Tai 10 dalys. Grūdų drėgmės intervalas nustatytas nuo 16,1 iki 15,5%. Taigi, kai iškrovimo drėgmė yra tarp 16,1 ir 15,5, sistema nedarys jokių pokyčių grūdų judėjimui. Kai drėgmės išeis iš šių ribų, grūdų judėjimo velenų greitis bus reguliuojamas. Lygiai tas pats su kitais skaičiais, pasirinkus apatinį ir viršutinį skaičius 2 ir 2, grūdų judėjimo velenų greitis nesikeis, kai išeinančių grūdų drėgmė bus intervale 16,2 ir 15,8%. Jei norite iškrauti grūdų viršijančių 15,8% drėgmę, nustatykite apatinį skaičių 0. Ši funkcija padeda jums džiovinti itin tiksliai. So this is an important screen. It's a great tool in helping you drive very accurately. Our next option here. Kita opcija žemos temperatūros pasirinkimas. Jei turite tokią gamyklinę funkciją, spaudžiate taip. Sistema leis jums rinktis žemiausią džiovyklos vidaus temperatūrą iki 120 Fahrenheito. Nesirinkite taip, jei neturite šios gamyklinės funkcijos. Plenum temperature down to 120 degrees Fahrenheit. Normally, it's going to be 140 degrees Fahrenheit. We keep it that way to keep from burning up that port cup and orifice. So, don't select yes unless you actually have it in there. Paskutinis nustatymas pirmame lango puslapyje automatinis temperatūros reguliavimas. Tai nustatymas, kuris leidžia automatiškai nustatyti džiovyklos vidaus temperatūrą, kad būtų sureguliuota išleidžiamų grūdų drėgmė. Kitame puslapyje daugiausia nustatomos atidėjimo ir laikmačio sistemos vertės. Žemo atidėjimo nustatymas. Tai svarbu. Jei jūs turite pakrovimo įrangą, kuri yra per naši džiovyklai, džiovykla prisipildys itin greitai ir sustos. Tuomet turėsite daug paleidimo stabdymo veiksmų. Jūs turite galimybę prie standartiškai nustatytų 5 sekundžių pridėti papildomai laiko, kuris uždels pakrovimo įrangos paleidimą bei leis iškrovimo įrangai šiek tiek iškrauti grūdų, bei apsaugos nuo dažno sustabdymo dėl perkrovimo. Taip apsaugomi ir varikliai. Kitas nustatymas – ventiliatoriaus atidėjimo nustatymas. Bet kada, kai džiovykla nustoja dirbti dėl atstatymo panaudojimo ar gedimo nesusijusio su ventiliatoriumi, ventiliatorius toliau veiks sustojus džiovyklai, pasirinktinai nuo 0 iki 10 minučių. Kitas nustatymas labai panašus į ventiliatoriaus atidėjimo nustatymą yra iškrovimo įrangos sustabdymo atidėjimas. Kitas nustatymas labai panašus į ventiliatoriaus atidėjimo nustatymą yra iškrovimo įrangos sustabdymo atidėjimas. Jei bus pastebėtas gedimas, iškrovimas toliau veiks jūsų nustatytą laiką nuo 0 iki 60 sekundžių. Jei vis tik dar lieka grūdų, kuriuos reikia iškrauti, eikite į įrankių meniu, įrankinį valdymą ir paleisčiau iškrovimą tiek laiko, kiek reikia džiovyklos išvalymui. Paskutiniai 2 nustatymai čia yra 15 minučių pripildymo laikmatis ir 10 minučių pakrovimo laikmatis. Gamykliškai jie abu yra padaryti aktyvūs. 15 minučių pripildymo laikmatis reiškia, kad džiovyklos iškrovimo metu yra numatyta 15 minučių, per kurias grūdų lygis turi nukristi tiek, kad būtų duotas signalas pakrauti papildomai grūdų. Jeigu taip nenutiks, reiškia, kažkur yra problema, kuri gali sustabdyti džiovyklą.
Nors mes ir nerekomenduojame atjungti šios funkcijos, tai padaryti galima čia. Kita funkcija – 10 minučių pakrovimo laikmatis, kuri reiškia, kad mažiausiai kas 10 minučių džiovykla turi būti pilna, kol vyksta iškrovimas. Tad, jei pakrovimo įranga yra nepakankama, kad sutaptų su džiovyklos iškrovimu, tuomet turėsime šio nustatymo klaidą. Then we're probably going to get a 10-minute load attempt failure fault condition, basically. Tai reiškia, kad mes nepakrovėme pakankamai grūdų sistemai, kad ji prisitaikytų prie iškraunamų grūdų kiekio. Paskutinė rausva spalva pažymėta funkcija. Šį mygtuką reikia paspausti ir palaikyti. Tai gamintojo numatytųjų parametrų atstatymas. Paspaudus jį ir palaikius, jis žybtelės žalsva spalva ir grįž prie rausvos. Patikrinimui paspaudžiu atstatyti mygtuką ir pažvelgsiu į nustatymus, pavyzdžiui, drėgmę. Pamatysiu gamintojo nustatytas rodiklių vertes. Taip pat matysime, kad visi kalibravimo jutikliai grįžo ties nuliu. Tad jei atstatysite gamintojo parametrus, svarbu vėl iš naujo sukalibruoti jutiklius. Paskutinis dalykas, kurį apžvelgsime, tai išjungimo galimybės. Tarkime, įjungtas veikimo režimas, naudojamas nepertraukiamas džiovinimo srautas. Naudojame rodiklius, kurie buvo nustatyti gamintoje. Veikia ventiliatoriai ir šildytuvai. Sakykime, dabar turiu kažkokią problemą su džiovykla, ar iškrovimo įranga, ar ventiliatoriumi. Ir mes tiesiog norime viską išjungti, kaip galima greičiau. Pirmas dalykas, galime paspausti atstatymo mygtuką. Tai sustabdys viską kartu užlaikant ventiliatoriaus ir iškrovimo veikimą. O jei norėtume išjungti džiovyklą, tarkime, esant rankinio valdymo režime, kai jungtas pakrovimas, iškrovimas, ventiliatorius, tiesiog paspaudžiame mygtuką esantį ant paties valdymo skydelio. Taip įranga supras, kad valdymas ekrane nebegalimas ir viskas turi būti išjungta. Arba galite paspausti raudoną stop mygtuką, kuris yra ant džiovyklos šono, taip sustabdydami energijos tekimą sistemai ir viską išjungti. Taigi, jei paspausiu šį mygtuką, viskas išsijungs, o jam įjungti vėl spaudžiame tą patį jungiklį ir sistema vėl pradės veikti. And then we'll reboot from the very beginning.